Labą dieną. Labą dieną. Kodėl reikia saugoti gamtą? O kaip pačiai atrodo dėl ko? Juk mes toj gamtoj gyvenam. Jeigu nesaugosim, ir mums bus ir nesaugu, ir negera, ir taip toliau, todėl mes privalom ją saugoti. Ar rūšiuojate Ką? šiukšles? Būtinai. O rūšiuoti reikia dėl to. Tai yra daug klausimų. Tai pirmas dalykas, kad tas atliekas, kada perrūšiuojam, jas galima daug ką dar panaudoti iš naujo. Pavyzdžiui, popierių, ne? Jeigu popierių išmesim į sąvartyną, tai jis ten po kažkiek tai metų supus. Bet galima tą popierių perdirbti ir, pavyzdžiui, pagamina jį vėl tualetiniu popieriu ir vėl jį panaudojam. Tai atsinaujantys gamtos šaltiniai. Tam nereikia kirsti medžių papildomai, ne? Pavyzdžiui, sakykime, plasmasės, ne? Plasmasės surinkam visus tos butelius nuo limonado, žinot, kur geriat, ne, vaikučiai. Paskui juos susmulkina, juos išlydo, tada vėl gamina kitus butelius. Stiklo taip pat, irgi stiklo dužinų išlydo ir naujus butelius gamina. Metalą, biodegraduojančios yra tokios atliekos, maisto, sakykime. Tai jeigu jos bus sąvartynė, tai jau negerai. Jos perdirbimas yra į trąšas ir vėl grįžta į žemę ir mes turim tokių nemokamų trąšų. Rūšiavimas reikalingas dar ir dėl to, kad sumažėja sąvartynų užimami plotai. Dabar Lietuvoje ypač labai daug tų sąvartynų jau sumažėja, o reiškia, jeigu tik tai mes mažinsim atliekų kiekį, tai mažės užimami plotai. Taip pat atpinga jų tvarkymas, nes rūšiuotos atliekos šiai dienai neapmokestinam. Kodėl rūšiuojate? Tai aš, man atrodo, jau atsakiau šitą dalyką, kodėl mes rūšiuojam, kad tai būtų ir pigiau, ir geriau, ir mes saugiau gyventume toj savo aplinkoje. Ar galite pristatyti? Taip. Biškis